Sveiki, mūsų laidoje šiandien mūsų svečias Rimas Ramonas. Sveikas, Rimai. Spiningo ekspertas. Iš tikrųjų, su žmogum, kuriam mes daug laiko praleidžiam prie vandens paskutiniosius 5 metus. Rimai, daugelis žmonių pradeda galvoti apie kotus jau rudenį, žiemą. Galvoja, ką čia man įsirinkti pavasarį. Vėlgi tie kotai, kol atsiranda tą pavasarį, reikia kažką apsispręsti, kažką užsisakyti. Ir tu užsiminėjai Gary Lumiso kotais jau labai ilgai. Tu tikrai jo žinai, tu darai renginius ir turi žmonės, kurie dirba būtent tais kotais pačiais įvairiausiais, bet visos naujienos praktiškai pirmas papuola į tavo rankas. Tu pradėk man papasakoti apie, pavyzdžiui, vieną iš naujų serijų, kiek aš supratau, kuri pasirodys kitais metais. Tai yra Predatoriai, ar ne? Nu, jie jau pasirodė šiais metais, bet masiškai bandysim atvežti. Aš apie Lietuvą kalbu. Apie Lietuvą, taip. Jie pasirodė sukurti kotai Predator serija specialiai Europai. Kuo jie įdomus? Yra padaryti rankenos visai kitaip padarytos, labai patogus. Jeigu pažiūrėti, tasai toks paėmimas gula gerai kotas į ranką. Ir dželiksas yra dželiksas, nėra ką labai daug apie jį pasakoti. Dželiksas tai yra medžiaga, vėlgi. Medžiaga, kuris yra nepaprastai jautrus, nepaprastai gerai išspiruokliuoja masalą. Ir kas yra padaryta, žmonėms mėgstantiem keliauti, yra iš 2 dalių. Jų koncepcija tokia sukurta, kad, sakysim, tai nėra specializuotas kotas, kad grinai twitchingui, grinai džigui, grinai tam. Jie yra tokie padaryti SR spinning rod, reiškia tokia serija, kuri apima įvairias technikas. Aišku, negali būti, mes suprantam, kad kotas visiems gyvenimo atvejam, bet vėlgi jie yra išleista tokių populiarių ilgių 2,23, 2,40. Ir nereikia bijoti to trumpesnio ilgio, nes aš pats testavau tos kotus, kiekvienas asmeniškai tas 2,40 kotas prameta palei atstumą, tai ten 2,73 metrų kotą prastesnį ant kokį 20 metrų drąsiai, jeigu dėl atstumo. O iš valties tai yra patogu. Pavyzdžiui, jeigu rinktis kotą ir jie apima visas technikas, galima juo ir padžigauti dėka dželikso aštrumo, galima juo kažkiek tai patvičingauti, nors pats žinai, kad aš nesu šalininkas ir... Spiningą tu castingų gaudai, taip, twitchingas multiplikatorium, taip. Bet šiaip lengvesnius voblerius ką galima. Ir jeigu žmogus, sakysim, nori gero spiningo, važiuoja kažkur į Švediją, nėra patogu vieną dalį profesionalų kotą vežiotis. Bet šiaip nori pradėti nuo vieno, ar ne kažko, kad nors susipažintų su Lumiso aukščiausio lygio kotais, ar ne? Taip, taip. Tokiu atveju, tokį kotą rekomenduočiau. Be abejo, jie nėra pigus, bet tokį daiktą įsigijus, tai yra, gerose rankose Stradivariaus smuikas. Ir tokių išleisti tokių mums reikiamų gramatūrų, 17 gramų, 21 gramas iki 28 gramų. Gali, ta prasme, mėtyt nuo sukriukės voblerio iki ten krenko kokio nors džigo, galų gale. Džigo, blizgė vartiklė, kažkur į Švediją važiuojant žmogus pasimais, negali paprasčiausiai daug prisikrauti. Nenori pasima, jo, jis tinka ir gumą pagaudyti, tinka vartiklę, galima ir voblerį kažkokį tokia labai universalus. Aišku, jis nebus vienas kotas viskam, bet toks daugiafunkcinis kotas, prabangus, malonus, labai gerai metantis, lengvas, nepaprastai naujo dizaino ir labai puikiai apie tą aš žiūrėjau, buvo YouTube'e berods, Italijai paroda, tai labai atsiliepė tenai puikiai apie tos kotus. Ten kilojo, gyras visokias ir visą kitą, čia žinai, tokia. Kur galime įsigyti jų? Galima įsigyti visose atstovybėse, nors šiaip šitie kotai yra nepigus ir juos daugiau palei užsakymai yra vežama, nes vis tik, kada klientas užsako, pavasarį bus atvežti, kai ką aš turiu atsivežęs jau dabar šiuo metu. Tai va, jeigu reikės, susiraskite.